Lietuvių tradicinės molinės švilpynės tai mažosios skulptūros kūriniai, atspindintys to meto kasdienį ūkio gyvenimą ir turintys savo vietą lietuvių tautosakoje. Lietuvos muziejuose saugoma nemažai XIX–XX amžiaus molinių švilpynių. Žaislų rinkiniuose švilpynės sudaro didžiąją dalį esančių eksponatų. Rinkiniuose esantys švilpukai daryti garsių liaudies meistrų, pirkti Švento Kazimiero mugėje arba atkeliavę iš Stepono Batoro universiteto etnografijos muziejaus. Seniausi švilpukai yra raiteliai ir jie yra eksponuojami istorijų namuose. Tai siekia XIX amžiaus pabaigą ir atėjo iš Stepono Batoro universiteto etnografijos muziejaus rinkinių. Ir spalviniai jie yra neįprasti. Jie yra ochros spalvos, tie raiteliai. Molio švilpynės būna labai skirtingų pavidalų, pradedant tokiomis, kurios savo formą primena paprastą tuščiavidurį pyragėlį, pasižyminti giliu akustiniu garsu ir baigiant sudėtingomis plastinėmis kompozicijomis apjungiančiomis žmonių, gyvūnų, paukščių figūras. Gražiai švilpia. Švilpyniai būdingas ryškus, skambus garsas. Iš jos išgaunami vienas arba keli garso tonai. 1, 2, 3, 4, 8 skylės. O kaip švilpia gerai. Tokia norisi pasidėti kaip skulptūra, dar švilpukas. Jų lipdymui tradiciškai būdavo imamas tas pats molis, kuris buvo naudojamas ir kitiems puodžiaus gaminiams žiesti. Dažniausiai likęs nedidelis gabalėlis molio. Smulkus toks. Labai. Nuo molio pobūdžio priklauso ir švilpukų koloritas. Panaudodami natūralią tam tikrai vietovei būdingą molio spalvą, meistrai išradingai, meniškai pritaiko ir išgauna įvairių spalvų tonus. Forma, glazūra, jie yra labai panašus. Tai mes betyrinėdami sakom, kad turbūt vieno krašto ir vis tiek sukasi daugiausiai, žinokit, iš Kuršėnų. Ir viekšniai. Viekšnių puodžiai. Dar yra pietų Lietuvos, bet ten jau mažiau iš tos pusės. Nuo Merkinės kas tupi? Jo. Tai vietovės arealas, aišku, per visą Lietuvą yra, bet daugiausiai va šitie taškai yra. Neretai paprastesnių švilpukų lipdymų užsiimdavo ir meistro artimieji, žmona, vaikai, nes jų lipdymui nereikėjo sukti žiedžiamojo rato. Beveik visos švilpynės buvo daromos vaizduojant gyvūnus. Į pirmąją grupę įėjo tokie gyvūnai kaip kiaulė, triušis ir šuo. Į antrąją grupę dažnai minimi lietuvių liaudies dainose, pasakose ir mitologijoje – gaidys, antis, ožka, avinas ir arklys. Šie gyvūnai atitiko pagal lytį suskirstytą lietuvių simboliką. Švilpynės pagal jų formą buvo dovanojamos berniukams arba mergaitėms, priklausomai nuo lyties. Pavyzdžiui, arklio ar žirgo su raitelio formos švilpynės būdavo dovanojamos berniukams kaip vyriškumo simboliai. Bet čia taip ir buvo tokia kaip mada berniukams dovanoti tos raitelius, ne? Visi norėjo būti karžygiais arba raiteliais. O mergaitėms su moterimis siejamų gyvūnų formos. Maža to, kai kurių švilpynių formos, nors aiškiai zoomorfinės, yra suformuotos taip, kad sunku nustatyti, kuri rūšis iš tikrųjų vaizduojama. Bet vienintelis toks... Čia kaip žiogas man ta varlė. Daugiau visi labai realistiški, čia tokia mistika. Tai va toks vienintelis turbūt. Daugiau tokių būtybių mes neturim. Žuvis netgi atrodo ant pelekų. Man atrodo, kad įvardinta Irenos buvo, kad kažkoks vabalas.
Apžiūrėjusi Lietuvos nacionalinio muziejaus švilpukų eksponatus, keletą iš jų išsirinkau ir jau padariau, o dabar parodysiu, kaip yra lipdomas švilpukas. Lipdysim molinuką švilpuką, pavadintas kiškiu, bet labai priminantis asilą. Kad švilpukas švilptų, jis turi būti tuščiaviduris. Todėl atsignybiu iš molio ir pradėsiu rodyti, kaip formuoti tuščiavidurį kūnelį. Pasidarau pradžiai rutuliuką ir iš jo formuoju tuščiavidurį tokį indelį. Išsistumdau sienelės, lygiai, plonas, bet ne per plonas. Tai darom tuščiavidurį, kokia 0,5 mm storio sienelės. Jeigu matosi, kad trūkinėja, galima truputėlį pasivilgyti. Bet vidus turi būti lygus ir švarus, nes nuo to priklausys ir mūsų garsas. Toliau uždaryti formą reikia taip, kad visas tūris viduje liktų. Tai užskliaudžiam tik tais viršų ir uždarom. Gaunasi tokia forma. Ir kantriai suglaistom. Ta dalis, kur švilpsis, įsidės toksai kaip kandiklis iš atskiro molio gabaliuko, kurį tuoj pasiruošime. Glaistau. Ir dabar pasimsiu molio, padarysim tą dalį, kuri švilpėsi. Didelio nereikia. Padarom rutuliuką. Suglaistau, suformuoju tą kandiklį užpakalį. Dabar reikės paformuoti patį priekį. Matosi, kad jisai statmenesnis toksai ir dar turės būti pasisukęs į šoną tas kiškis. Taip, tai dabar imam tiesiog va taip ir padarom tą priekinę krūtinės lastą. O dabar bus pati įdomioji dalis. Tai formuosim galvą, ausis, kojas, visas tas smulkmenas, iš ko susidarys pati ta figūra, kuri yra kiškis, nors mums labai daugelį, kai žiūrėjom, buvo panašus į asilą. Tai aš pradėsiu formuoti pirmą turbūt nuo galvos. Tai atsignybiu molio, vėl pas mane viskas prasideda iš rutuliuko ir formuoju taip. Išgnaibau galvytę, snukutį, pakeliu iš karto ausytes. Taip, dar pasižiūriu, kaip jisai iš tikrųjų atrodė. Pasimatuojam ant pačio kūno, kaip čia atrodys mums panašiai. Jis toks turi būti nustebęs. Klijuojam, lipdant, atkuriant švilpukus, bandant padaryti tą jau tikrąją kopiją jo. Tai reikia pasiskaičiuoti iš tikrųjų, kiek ir molis susitraukia. Tai viena yra pamatuoti jį, kaip jisai atrodė, bet dar viena kita ir numatyti, kad visgi susitrauks molis ir švilpuko dydis pasikeis. Vien džiūdamas, paskui degdamas. Taip, tai dabar klijuosim galvą. Kad prisiklijuotų, reikia tas dalis vis tiek truputėlį suvelti, kad būtų sukibimas. Nes jeigu mes nesuvelsim ir nepatepsim nei molio košele ar vandeniu, tada gali mums tiesiog nukrist tos detalės. Taip, ir priklijuoju. Kartais lipdant švilpukus sunku perteikti tą lipdytojo nuotaiką, tą emociją pagauti tokią nustebusi, su šypsena, galbūt labai statiškas būna, toks rimtas. Tai šiuo atžvilgiu labai nustebęs ir tokie reikia. Yra tas toks cinkelis, kurį reikėtų kažkaip pagauti ir suvaldyti švilpukę. Dabar formuosim kojas ir gal bandysim tą kiškio pasisukimą tokį nuostabą. Na va, forma po truputį panašėja. Dabar lipdysim kojas. Kojos 4. Lipinės ilgesnės, viena sulenkta, apatinės po pilvo. Vieną kojišką pasiruošiu ir kitą.
atsiranda molio šiukšlelių, atplaišų, kurios susiklijuoja tarpusavį. Dabar paimu patepu. Galima naudoti teptuką, bet man geriausias įrankis yra mano rankos. Ir pridedu. Taip truputėlį pasukiodama, kad ištrykštų tokia košelė, kad tikrai gerai susitvirtintų, susiklijuotų. Dabar matau, kad tos kojos mano bus per didelės, bet aš jas taip ištampysiu ir kiek man per daug, aš jas tiesiog nuimsiu. Patepam, antrą koją prisukam. Taip, kairė čia koja, kuri bus sulenkta. Šitas kiškis panašus į asilą su užlenkta kuri koja. Kairė. Jisai judesyje. Įimu bent po truputį iškart nuimu. Paskui jeigu matysi, jeigu per ilgos bus, jos dar patrumpinsiu. Nes matosi, kad į pabaigą jos į galą siaurėja. Nu va, viena turi būti truputėlį į priekį žiūrėti, o kita turės būti taip smagiai pasisukusiu. Nu, galima net iš karto dabar pasukti net galvą. Pasižiūrį savo anksčiau nulipdytą jau švilpuką. Turėtų būti pasuktas. Taip, stebėsi. Taip, dviem likusiam kojom ėmiau mažesnis rutuliukus. Suvėliu, tas pats ir priklijuoju. Kai jau nusilipdžiau daugmaž visą kūną, ta forma jau yra, tai belieka formuoti veidą dabar. Ir matau iš tikrųjų, kad per ilgas užpakaliukas gavosi, tai aš jį truputėlį turėsiu nupjauti ir maždaug tada atrodys jau toks, koks jis turi būti. Dar snakutis toks truputį bukesnis. Ir akytės ne vienodam aukštį matosi. Na ir kažką kitą. Dabar nosytę darysiu. Šnerves. Tai su savo medinuku. Taip. Čia gal autorius, kuris lipdė tą švilpuką laisviau viską darė, o aš vis tiek turiu pagalvoti daugmaž kaip jisai čia įsmeigė ir taip lengvai padarė, kad tokia smagi nuotaika gavosi. Tai pabandysiu su šitu įrankiu padaryti burnytę, tai truputį įsižiojusi, nustebusi. Anuomet, manau, to švilpukos, kai lipdė pats autorius, tai tikrai tiek daug neglaistė ir negalvojo, kur čia ką padailinti, darydavo greitai, čia ir dabar, pagauna nuotaiką, nulipdo ir yra produktas. O man reikia pagalvoti dabar. Ir stengtis irgi per daug neužkankinti ir neuždailinti to švilpuko. Nu va, lyg ir veidukas yra, dabar turi būti tas toks pasisukimas. Taip, kaklas į šitą pusę. Toks klausiamas žvilgsnis, koja truputėlį į priekį pirmą ir įstumdau, o šita prasisukusi į galą. Ir vis tiek tas kiškis man panašus į asilą. Nors iš šono pasižiūri, gal panašus ir į kiškį. Nelygu iš kur pažiūrėsi. Taip, paimu šitą dalį ir tiesiog nupjaunu. Taip, suformuoju tą dalį, kurią švilpsiu. O dabar prašvilpinsim švilpuką. Naudoju savo padarytą įrankį, tiesiog medinis pagaliukas nusmailinta tokiu kaip liežuvėliu. Atsuku taip, kad būtų patogu pačiai laikyti švilpuką ir dursim. Taip, pilvelėje maždaug kur baigėsi tas molio gabaliukas, kurį pradžiai pridėjome tai uodegytei, ir durim iki jo,
Atsiremia mano įrankis, suformuoju iškart truputėlį liežuvėlį, paplotinu, pro kurį prasiskverbs oras ir gausis garsas. Ir dabar darau tuneliuką, pro kurį pūsim orą. Maždaug taip turėtų eiti įstrižai. Taip, paimu ir turiu. Ir išlenda mano įrankis. Švarų tunelį. Pasibandau, ar švilpia. Truputėlį švilpia ir dabar bandysiu sureguliuoti, kad tikrai būtų gražus, aiškus garsas, švarus. Taip, sureguliuodama tiesiog išsivalau šitą dalį ir pabandau vėl. Ir molinis žaisliukas švilpukas švilpia. Štai švilpukas baigtas. Dabar belieka jį gerai išdžiovinti, išdegti ir suteikti jam norimą spalvą.